Aš niekada nesimokiau sakyti kalbų. Aš niekada jų nerepetavau su užsienio profesionalais tam, kad galėčiau jūs pasakyti taip, kad sujaudinti mines. Aš kaip tik priešingai visada kalbu tai, kas ant liežuvio galo, truputėlį per daug kalbu tai, ką noriu kalbėti. Aš turiu blogą atmintį, todėl visiškai negaliu meluoti. Aš kartais norėčiau būti kitokia. Aš galbūt kartais norėčiau būti ta tobula moteris, kuri turi jautrius atsakymus į kiekvieną sunkų gyvenimo klausimą. Ir ta moterim, kuri sugeba būti aukščiau. Meluoju. Aš nenorėčiau todėl, kad aš netikiu į tobulumą. Aš manau, kad pasaulis būtų labai sterilus ir šaltas. Ir netikras, jeigu jame nebūtų tų netikslumų, kurie jį daro gyvą. Todėl, kad gyvenimas susideda ne tik iš pergalių ir laimėjimų. Jis susideda ir iš pralaimėjimų ir iš nesėkmių, o kartais pasidarai siaubingos gėdos. Ir ne man čia pasakoti apie gėdą. Tada kokią naktį paverki, arba 2, arba savaitę. Išgirsti tokių dalykų, kurių tu tikrai niekada negalvoji, kad esi vertas išgirsti, arba tokių dalykų, kurių tu turbūt niekada negalėsi niekam papasakoti. Bet kažkurio momentu tu tiesiog susirenki save iš gabaliukų ir tu eini toliau gyventi. Ir visai ne todėl, kad tave kas nors varo, arba kad tu privalai, o todėl, kad tu kitaip negali. Darydami šį žurnalą mes labai daug galvojame, kas yra toji ikona. Ir į tą klausimą atsakyti yra labai sunku, bet aš tiksliai žinau, kas ji nėra. Tai ji nėra toji tobula moteris, nes tobulumas jis neįkvepia. Ir aš negaliu jūsų dabar pakviesti apsikabinti, nes aš netikiu surepetuotą gerumą. Bet aš galiu pakviesti jūs pažiūrėti vienai kitą į akis, kad jūs suprastumėte, kad šitoje tobulų likoro burbulai moterų, puikiai tinkančių joms sukurtus apskritimus būtyje, esame ir mes. Tie kampuoti, tie netikslūs origamiai, ant kurių iš tikrųjų sukurtas šitas pasaulis.